tiek aš mąsčiau, tiek ir visi treneriai aplinkui, kad aš jau esu pavėlavęs, nes aš atėjau neplaukęs, nebėgęs, aš lankiau sportinius šokius prieš penkiakovę, tai buvo visiškai nieko nesusijęs su šiuolaikinė penkiakove. Labiausiai tas turbūt motyvuoja, kad aš mėgaujuosi visų šitų procesų. Patinka fechtavimo treniruotės, patinka kažką sugalvoti naujo fechtavime, kažko naujo išmokti. Būna ir sunkių treniruočių, būna ir nesiseka. Tai labiausiai, kas sukasi galvoj, tai vienas matytas video, kad treniruotėse turi būti 30% labai gerai sektis, 30% vidutiniškai ir 30% turi būti labai blogai. Ir tada, vadinasi, viskas vyksta pagal planą ir tu eini tą linkme. Ir aš žinau tada, kad jeigu šiandien yra labai bloga diena, tai vadinasi, čia yra tie 30% ir vadinasi, aš esu geram kely.